Kęstutis, geriau visiems žinomas Kėšos pravardė, Lietuvoje išgarsėjo dar 2009. Kęstutis, geriau visiems žinomas Kėšos pravardė, Lietuvoje išgarsėjo dar 2009 metais, kuomet skandalingas Kėšos gyvenimas buvo pradėtas talpinti vaizdo įrašų dalinimuose platformoje YouTube. Svarbu paminėti, jog tuometinis Kėšos žinomumas nebuvo dėl jo geros širdies ar darbų. Todėl Kėšai neapsikentusiam aplinkinių patyčių teko palikti gimtąjį Ginklų kaimą ir išvykti į Angliją. Anglijoje Kėša turėjo galimybę atversti naują ir švarų gyvenimo lapą, todėl tuščiai neleisdamas laiko iš paskutiniųjų santaupų Kęstutis pradėjo savo cheminį drabužių valymo verslą. Kėšos atsidavimas darbe ir jo neatskleisti verslavimo sugebėjimai nebuvo nepastebėti. Vos poros metų bėgyje Kęstučiui pavyko atidaryti savo antrąją drabužių valymo parduotuvę Anglijoje, Peterboro mieste. Ilgai netrukus Kėšos drabužių valymo centrai pradėjo veiklą ir už Anglijos ribų. Jo valymo centrus galima rasti visose pasaulio žemynuose. Kėša taip pat sulaukė ir tarptautinio bendraminčių pripažinimo. 2020 metais gerai žinomas Forbes žurnalas Kėšą įtraukė į pasaulio milijardierių sąrašą, kur šis užima 3 vietą, nusileisdamas tik Billui Gatesui ir Jeffui Bezos. Šiai dienai Kėšos turtas vertinamas 76 milijardais JAV dolerių.